O dabar, kaip jau galėjote suprasti, atėjo metas rubrikai knyginėjimai trumpai. Šį kartą jis subalansuota jaunuoliams, bet be abejo, kaip ir visada, tikrai tinka visiems. Juolab, kad širdyje mesgi visi visada liekame tais smalsiais jaunuoliais, ar ne? Šalia manęs vaikų literatūros žinovė Eglė Valiutavičiūtė. Sveiki, Eglė. Sveiki. Tai norėtųsi pirmiausia pradėti nuo tokio klausimo. Kas apskritai dabar įdomu, kalbant apie literatūrą, knygas jaunuoliams, jauniems žmonėms, sakykime, paaugliams, 20-mečiams, ar pastebite tam tikras tendencijas? Taip, galiu pasakyti, kad tai, ką atsinešiau. Taip, ne veltui bestselleriai, ar ne? Tai būtent pasaulinis trendas perėjęs per įvairias platformas, turiu omeny, kad patys skaitytojai ėmėsi nešti į TikTokus, ten Instagramus, YouTube'us, kalbėti apie tai. Tai tokiu reiškiniu tapo šitos knygos ir jos bestselleriai. Ir tokio tipo literatūra, apie kurią aš čia netrukus ir plačiau papasakosiu, yra be galo populiari. Kokio tipo tai literatūra, kaip žanrinių, nežinau, čia aspektų galima būtų apipavidalinti? Taip, lietuviškai tai vadinam romantinė fantastika, kur intriguojančios, pritraukiančios meilės linijos, persipinančios galbūt meilės trikampiai, galbūt iš priešų tampama įsimylėjėliais ir aišku, toks epiškas, daug veiksmo turintis siužetas, fantastinis, kuriame veikia kažkokie fantastiniai elementai, mistiniai elementai ir panašiai. Tokia greita ir vaizduotė žadinanti iš, galbūt reikėtų nesakyti, iš tos kasdienybės rutinos ištraukianti literatūra tikrai dabar yra ant bangos. Kažkodėl aš iškart pagalvojau apie Saulėlydžio visas dalis, kur atrodė, kad paaugliams tuo metu buvo didžioji naujiena atradimas ir dabar turime štai tokį to žanro maždaug, ar ne? Turbūt tęsinį galima sakyti. Taip, galėčiau pridėti, kad dabar knygos vis labiau, turbūt reikėtų sakyti, seksualėja. Vis atviriau kalbame apie įvairius santykius, nes Saulėlydis puikia serija, bet jinai buvo tokia konservatyvi, sakyčiau. Dabar tos knygos rašomos tokios, kad jos tinka vyresniem paaugliam ir jau suaugusiem, kurie taip pat trokšta tokių intensyvių nuotykių. Tai nesuklydau sakydama, kad būtent ir mums čia puikiai tiks, tai pradėkim tada nuo pirmosios knygos. Taip, labai garsi, vos pasirodęs šitas romanas tapo bestselleriu ir tai yra 4 sparnas, tai yra didesnės serijos pirma dalis. Ir tai istorija, kurioje netrūksta riaumojančių drakonų. Netikėta. Taip. Tai pasakojama apie jauną merginą Violetą, kuri ketino tapti raštininkė, praleisti savo gyvenimą tarp knygų, tačiau jos motina yra generolė, kieta, nepastumusi jos, nepasiginčiusi ir ji priverčia savo dukrą eiti kandidatuoti į drakonų raitelius. Skamba labai mums įdomiai ir intriguojančiai, bet knygos pasaulyje tai nėra taip jau paprasta ir nesudėtinga, nes tas pasaulis yra žiaurus. Drakonai silpnų nemėgsta, jie juos sudegina. O sunku šitą įsijausti, ar ne, šitoje vietoje mums, bet įsivaizduoju, knyga padeda tai padaryti. Taip, o drakonų, kuriuos galima būtų prisijaukinti, yra mažiau negu kandidatų. Todėl grėsmė silpniausiams kandidatams dar labiau padidėja. Ir viso tos asmeninės, pagrindinės veikėjos dramos fone, asmeninio virsmo, susitaikymo su nauja padėtimi, bandymo susivokti ir išlikti gyva, visame tame fone dar prasideda karas ir stiprėja. Tai tokia knyga, kur sėdi, negali atsitraukti, nesvarbu, kad jau vidurnaktis arba 4 ryto. Tikrai knyga, kuri ištraukia iš kasdienybės. Ir aišku, joje labai daug romantikos. Aš manau, kad daugeliui jau skaitančių tokio tipo literatūrą tai net nebėra naujiena, nes visi be galo laukia, kada Lietuvoje pagaliau pasirodys šios knygos vertimas. Ir aišku, iš karto galiu pradžiuginti, kad bus ir kitos dalys. O, tai tikriausiai apsidžiaugia, kad tik jau tie, kurie išbandė, ar ne, perskaitė ir yra ko laukti, vadinasi. Tikrai taip. Super. Keliaukim prie antrosios knygos. Matau, ir čia turiu seriją. Iraniečių
kilmės amerikiečių rašytoja, beje, manau, daugam irgi sakantis vardas, jinai yra Ransomo Rikso žmona. Ransomas Riksas Lietuvoje jaunųjų skaitytojų irgi tikrai puikiai pažįstamas kaip ypatingų vaikų namų autorius tos visos serijos, kuri buvo ir ekranizuota vėliau. Tai jie tikrai tokia labai kūrybinga pora. Ir Mafi parašė seriją irgi maginės fantastikos su be galo daug romantikos apie merginą Elizą, kuri yra džinė. Netikėtai irgi kažkaip, ar ne? Žinai, su kuo mums iš karto asocijuojasi, turbūt su rytų kultūra. Tikrai taip. Ir tikrai taip, kadangi jinai pati yra iraniečių kilmės, jinai pasitelkė to šalies ir persų, ir netgi islamo bendrai paėmus mitologiją, tam tikrus pasaulėvokos dalykus ir įdėjo į šitą knygą. Todėl skaitant prisideda toks, neįkyrus, bet pažintinis lygmuo. Tu tarsi persikeli į dar kitokį pasaulį, nes kai vakariečiai rašo, mums jau gana įprasta, mums suprantamas pasaulis, net jeigu tai yra magiškas ir fantastinis pasaulis, o čia įneša dar daugiau intrigos tas kitoniškumas, ir to man šitą knygą tikrai serija patiko. Ir Eliza yra ne tik džinė, bet jinai yra paskutinė princesė. Ir jai kyla didelis pavojus, dėl to jinai slepiasi. O kaip manot, kur geriausiai slėptis? Geras klausimas. Bunkeryje kokiame, nežinau, rytuose, kažkaip kitaip ten turbūt viskas negu pas mus. Geriausiai slėptis atviroje vietoje, kur nieks nesugalvotų tavęs ieškoti. Todėl jį dirba tarnaitė. Kas pagalvotų, kad princesė yra tarnaitė. Aišku, tai yra tam tikros pelenės istorijos paralelės. Ir yra, aišku, princas, būsimas paveldėtojas, kuris ją vis dažniau įtarinėja, kad kažkas su ją yra darosi keisto. Jos akis beje keičia spalvą, tai dar tokio įneša. Bet kuo labiau ją pažįsta, tuo stipriau užverda netikėti jausmai. Ir aišku, vėlgi čia yra ir politinė istorija, kuri vystosi, nes tai yra karalystės, slapti paveldėtojai, tikri paveldėtojai ir visa tai ir meilės, nuotykių ir įtempto siužeto fone vyksta. Sakyčiau, dar kitokia negu Ketvirtas sparnas, bet to paties tipo skaitytojams, kurie yra išsiilgę iki panagių, kaip sakau, jaudinančių istorijų, kurios visus jausmus ir baimė, ir pavojus sužadina tavyje, ir romantikos jausmą. Tai be galo rekomenduoju atrasti tiems, kurie dar neatrado. Taip pat pasaulinė sensacija, pamėgta ir bestselleris. Taip, aš kiek girdžiu, per šias laisvas dienas tikrai nepaleis šios knygos ir bus ką veikti. Jeigu dar kokių planų mūsų žiūrovai neturi, tai dėkojame labai, Egle, jums už tai, kad atvykot ir už tokį gyvą pasakojimą ir įdomų. Ačiū jums.